Spa Vilnius Sana Druskininkuose. Tai 4 žvaigždučių viešbutis ir spa centras, kur vienoje vietoje siūloma daugiau kaip 370 gydomųjų ir sveikatą stiprinančių procedūrų. Čia jėgas atgaus ir mėgstantys pasyvų ir tie, kas mėgsta aktyvų poilsį. Kasdieniu mūsų šokėjų ritualu tapo mineralinio vandens baseinai ir pirčių kompleksai. Man asmeniškai labiau priimtina yra turkiška pirtis, dėl to, kad daugiau drėgmės ir mažiau šiek tiek karščio, bet vis tiek sušyla visas kūnas ir tu tada atpalaiduoji visus raumenis ir taip vėlgi, žodžiu, vientisas relaksas čia. Šokėjai čia atvyksta ne tik atsipalaiduoti, bet ir įsigydyti traumų. Į kineziterapeutą kreipėsi 2 profesionalūs šokėjai – Vytautas Mackonis ir Ieva Žilienė. Iš tikrųjų niekad nebuvau buvusi, nors tiek metų šoku ir labai dažnai skauda ir nugarą, ir kaklą, ir kartais jaučiamės labai įsitempę ir norisi atsipalaiduoti. Tai vat, labai ačiū tam žmogui, nes iš tikrųjų pirmą kartą supratau, kad aš pati galiu padėti savo irgi namie, parodė labai daug įvairių pratimų, kuriais aš galiu padėti savo. Vytautui konsultacija buvo atlikta naudojant pažangiausią Norvegijos mokslininkų sukurtą treniruočių įrangą, kuris stiprina raumenis, padeda šalinti kaklo, stuburo, juosmens, sąnarių skausmus bei gerina judesių koordinaciją. Realiai ten visas raumenų grupės galima išlavinti ir labai stipriai sustiprinti, naudojant pakelimą ir, tarkim, pasipriešinimą tavo paties kūną. Ko tu tikrai namie nepadarysi, nes labai paprasta atrodo konstrukcija, bet iš tikrųjų labai išmaniai padaryta. Dienų dienas repeticijų salėse plušantys šokėjai Druskininkuose pagaliau įkvėpė gryno oro. Pušų paunksnėje juos mokė šiaurietiško ėjimo. Manoma, kad šių treniruočių metu organizmas išskiria nuotaiką gerinančius laimės hormonus, o žiūrinti mūsų šokėjus atrodo, kad tai tiesa. Įspūdžiai labai geri, nes buvo labai linksmas rytas. Kiek ir pačiam teko pabandyti ir kiek aiškina mūsų specialistas, dirba beveik visos raumenų grupės. Tai jis yra sveikas, bet mes jau pabandėm taip pakankamai negausiai, kad rytiniai mankštai užtektų ir bet kokiu atveju nuteikia gerai visai dienai. Visada žvalūs, gražūs ir energingi šokėjai pataria. Svarbiausia – aktyvus gyvenimo būdas. Eikit vaikai, eikit šiaurietiškai, eikit lietuviškai kaip nori, bet eikit, judėkit.